Namų darbus už tave padarė ChatGPT? Sveikinu, šiandien galėsi ilgiau pageiminti. Bet ar žinai, kad ką tik padėjai dirbtiniam intelektui atimti tavo būsimą darbą? Keliais paspaudimais prieinamos informacijos jūrai svarbiausių gebėjimų tampa kritinis mąstymas. Tai yra mokėjimas atsirinkti ir analizuoti informaciją bei tikrinti faktus. Dirbtinis intelektas tobulėja žaibiškai ir jau dabar rašo įtikinamus tekstus ir generuoja realistiškus video. Todėl atskirti realybę nuo feikų reikės vis daugiau įgūdžių. Ir nors dirbtinis intelektas gali atlikti daug nuobodžių rutininių užduočių, vis tiek žmogus turės jį apmokyti ir prižiūrėti, ar virtualus agentas nepjauna grybo. Verslo portalas Fortune apibendrino apklausą, kurios rezultatai parodė, kad įmonių vadovai kaip didžiausią problemą mato ne techninių gebėjimų, o būtent kritinio mąstymo stoką. Techninės užduotis gali atlikti dirbtinis intelektas, todėl iš darbuotojų tikimasi analitinio ir strateginio mąstymo. Šiais laikais ką tik studijas baigusiems jauniems žmonėms gali būti sunku rasti darbą. Anksčiau jie daug ko išmokdavo pirmajame darbe, o dabar paprastos pradedančiųjų užduotis perduodamos dirbtiniam intelektui. Tai iššūkis ne tik darbo rinkos naujokams, bet ir darbdaviams, juk mokydami jaunus žmonės vadovai išsiugdydavo talentus. Atsiranda rizika, kad į pensiją išeinančių patyrusių vilkų nebebus kam pakeisti. Pasaulis keičiasi ir tai, kaip mokomės ir ką dirbame. Kad neliktume už borto, privalome šlifuoti savo kritinį mąstymą ir poliruoti sprendimo priėmimo gebėjimus. Juk mygtuką paspausti gali kiekvienas, bet dirbtinio intelekto sugeneruoti atsakymai nelavina smegenų raumens. Pranašesni būsime tik sugebėdami tai, ko negali robotai. Mąstyti nestandartiškai, kūrybiškai spręsti problemas ir greitai prisitaikyti prie pokyčių. Tam būtina smegenų higiena ir pastovios treniruotės. Kviečiu treniruotis kartu. Sek smegenų higieną, nes kitame video aptarsime, kaip įjungti informacijos filtrą.